2002 Džordžas Bušas sakė, kad Lietuvos priešas taip pat ir Jungtinių valstijų priešas. Po keliarių metų tuometis viceprezidentas Dickas Cheney, viešėdamas Lietuvoje, įsakė itin griežtą poziciją Rusijos atžvilgiu dėl nedemokratiškų veiksmų ir grasinimų kaimyninėms šalims. Kokią žinutę Lietuvai paliko dabartinis viceprezidentas Joe Bidenas? The basic message is the following. Pagrindinė žinia, kurią jis paliko, kad Jungtinės valstijos yra tvirta NATO narė, lygiai taip pat kaip ir Lietuva. Jungtinės valstijos tvirtai laikosi 5 NATO sutarties straipsnio ir Baltijos šalis, Lenkija ir bet kuri kita NATO narė prireikus bus apginta pagal šį 5 straipsnį. Tokia yra pagrindinė žinia Lietuvai. Be abejo, yra ir skeptiškų nuomonių, neva tai tik skambios Jungtinių valstijų frazės, tačiau Vašingtonas jau atsiuntė 6 naikintuvus į Lietuvą, 12 į Lenkiją, kada ir ko dar Lietuva gali tikėtis. Vakar susitikimuose iš Lietuvos mes išgirdome tam tikrų pageidavimų. Šiuo metu peržiūrimas krašto apsaugai skirtas biudžetas. Reikia peržiūrėti ir nuspręsti, ką reikia papildyti ir pakeisti. Be abejo, mes Lietuvos pageidavimus peržiūrėsime. Ne tik mes, kartu su kitomis NATO narėmis, nes kalbame apie bendrą viso alijanso gynybą. Ne vienos šalies, ne tik Lietuva ir Jungtinės valstijos dalyvauja. Pavyzdžiui, Lenkija ketina peržiūrėti savo galimybės, kaip labiau prisidėti prie oro policijos misijos. Amerika galėtų lėktuvus palikti, na tai dar tik diskusijos, bet esmė, kad dirbame kartu. Taip pat ir su Lietuva. NATO atsižvelgia į poreikius, bet svarbus ir pačios Lietuvos indėlis. Šiuo metu tik Liuksemburgas iš NATO narių išleidžia mažiau pinigų gynybai už Lietuvą. Kokio indėlio iš Lietuvos tikisi valstijos? Na, mes kalbame ne apie konkrečią pinigų sumą, mes kalbame apie bendradarbiavimą gynybos srityje. Lietuvai be abejo reikia įsigyti tam tikrų priemonių. Bet Amerikoje sakoma, mes turime matyti, ką ant stalo padeda ir Lietuva. NATO turi matyti Lietuvos indėlį į gynybą. Padėtį turi spręsti visos NATO narės. Lithuania's president Dalia Grybauskaitė yesterday told that we have a real direct threat. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Rusijos veiksmai kelia tiesioginę grėsmę Lietuvai. Amerikos nuomonė, Baltijos šalims yra realus pavojus. Vakar mes dar aptarėme Rusijos nelegalius veiksmus ir kaip jie veiks kitas šalis, ne tik Lietuvą. Kalbame apie intervenciją, žemių pasisavinimą, apie tą faktą, kad Ukraina yra suvereni valstybė ir tos teisės buvo pažeistos. Ir svarbiausias dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kalbėjome apie veiksmus, kurių tarptautiniai visuomeniai imtis nereikia. Kadangi Lietuva yra Europos Sąjungos, taip pat NATO, Jungtinių tautų saugumo tarybos narė, nuveikta svarbių darbų. Todėl mes kalbame apie partnerystę ir kolektyvinį darbą. Užuot susitelkę į vieną grėsmę ir vieną šalį, susitelkėme į bendrą padėtį rytuose. Kas dėl sankcijų Rusijai? Dabartinės esą griežčiausios sankcijos nuo šaltojo karo laikų. Bidenas viešėdamas Lenkijoje užsiminė, kad jos bus dar griežtinamos. Kaip? Kadangi daug dirbome dėl ES sankcijų Iranui, kurios buvo labai veiksmingos, dabar su ES tarėmės dėl šių sankcijų taikymo Rusijai. Tačiau daugiau paaiškės šiomis dienomis. Viskas priklauso nuo Vašingtono sprendimų. Aišku, reikia atsižvelgti į dabar galiojančius nutarimus. Tiems, kas sako, kad tai paprasčiausias tam tikrų žmonių sąrašas, neįsigilina, ką tas sąrašas iš tiesų keičia. Jis labai veiksmingas. Ir komanda, kuri dirba su šiomis sankcijomis, jis žino, ką daro. Ir pabaigoje, ko Baltijos šalys gali išmokti iš įvykių Ukrainoje? Manau, kad Baltijos šalys geriau nei bet kas kitas žino, ką reiškia būti okupuotoms ir gyventi priespaudoje. Šią patirtį jūs turite ir galite pasidalyti su kitomis šalimis, kurios tokios istorijos neturi. Su ES, NATO, kitų didžiųjų tarptautinių organizacijų narėmis reikia dalyti šią patirtimį. Ir dėl to organizacija bendrai, o ne šalys atskirai, tampa tik stipresnės ir gali pasiekti reikšmingesnių permainų. Tai yra labai vertinga patirtis. Decisions being made in that collective larger group, which have more of an effect as a group than just each nation individually. And that's what they can bring.
and it's very valuable. Social media is playing a huge role, which is excellent. Džiaugiuosi, kad socialinė žiniasklaida daro daug įtakos. Apskritai žiniasklaida labai svarbi. Mes matėme žurnalistus, kurie buvo puolami Ukrainoje dėl tiesos skleidimo. Tiems, kurie sako, kad grįžtama į šaltojo karo laikus, tai netiesa. Vien dėl kitokios žiniasklaidos, kuri šiandien dirba visiškai kitaip, labai profesionaliai. Žmonės šiandien gali gauti realią informaciją. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.